Sveiki, mes su visa grupė vaikų atvykome į Arizona Sonora Desert Museum. Tai yra dykumos muziejus. O žiūrėkite, koks paukštis, pelėda graži pas moterį. Žiūrėkit, kokia graži balta. Mūsų čia labai daug, čia gal 15 šeimų mūsų. Mes visi atvykome. Šiandien yra kovo 21 ir yra žiauriai karšta. Čia Arizonoje 34 laipsniai būna karščio. Šiandien. And I'm moving back. Yeah. Yes, honey bun. I'll put it in my pocket, okay? Where's your original home? You know, I don't know that for sure because when she was injured, she was taken to a rehabilitation center, and I believe it was locally, but I'm not 100% sure of Where that. was she found? It's somewhere. You didn't know who was going to win, did you? Yeah. Does this go all the way around? I think it does. Tai kolibriai. Is it that in? Oh, okay. Mair, jie čia visur šiaip gyvena. Galima juos pamatyti net žmonių kiemuose. O, koks mažiukas. Taip eksponuojama vieta. Jo. Mano bus ten, kurį tu sulaužai. I'm so sorry. Like fishy smell. Oh, I'm so sorry. I'm okay. Thank you. Čia yra rajų glostymo baseinas, galima prieiti ir paglostyti rajas, jeigu pagausi. Jos gali praplaukti. O, Maja, negalima. Yes. Galima va taip ant pilvo gulėti, kad neįkristum į baseiną. Va, jos čia plaukia ir galima jas paliesti. Sako, kad visos rajos. Oh, thank you. Ups. Whoops. Maja gavo suoliuką, kad būtų aukščiau. Sako, kad visos rajos gelia, skaudžiai, jos turi neurotoksinių nuodų, bet šitoms yra nukirptas uodegų galiukas, kad jos būtų nepavojingos. Štai mano vaikai bando jas liesti. Tuoj, Maja, mes palauksim, mums pavyks paliesti. Na, dabar vat mes eilėje. Mes įsigijame maitinimo paslaugą, bandysim pamaitinti. Holy stole my fish! He took it right out of your hand, didn't he? Oh my god, he hasn't eaten any of mine. Don't throw my fish down.
Oh, you want it? You want it? Yes, you don't want it. You guys, you want it? Oh, bully. Is that bully? That's not bully. Good, you're not letting him. Oh, he circles. You want it? That's it. You gotta go like this. Who wants the... And if they're coming, don't push it up. That's Stevie. He's down. He doesn't feel like it. Stevie really... Ah! Get six like it. Are you holding it right? No. Bully! Bully! Give me the fish. Bully stole the fish from me. Of course I do. This is what Bully did. This is good. Koks gražus kaktusų sodelis. Beautiful cactus garden. Flower. Come. I want to look at your golden puppy. Golden poppy? Yeah, you found a golden poppy. Čia yra golden poppy, Kalifornijos simbolis. Bees, bees, bees. Apple. Tuoj. Apple. Tuoj. Ocotillos. Tai yra panašu į plastiką. Taip. Pažiūrėkit, kokie juokingi kaktusėliai. Jie nedideli. Tokie, o čia ir jie turi tokius pukučius ant viršaus. Bobcat. Jo, čia jie mums parodė. Dževelinas yra milžiniški tokie paršai, kurie valgo kaktusus ir nebijo nieko, nei spyglių, nei toksinų, kuriuos jie išskiria. Atrodo tokie paršiukai, ar ne? Einam parodysim Kristoferį jų. O, aš girdžiu kojotus. Aš labai noriu pamatyti kojotus. Čia yra tokia dykumos muziejus. Čia viskas yra dykumos dalis atitverta. Ir visi gyvūnai rodomi, kurie ir gyvena dykumoje. Einam pažiūrėsiu. Ar čia tikrai dževelinas dantis? Aš negaliu patikėti. Atrodo tokie nekalti paršeliai. Taip. Parodyk, ar tikrai dževelinas. Jo, dževeliną. Taip. Toks blogas dalykas. Bet pažiūrėk, šitie dantis pas juos kaip pas žmonės krūminiai. Bet jau iltis kokios. Čia yra kapliai kaip ir pas žmonės. Labai nebereikal sako, kad kiaulės labai panašios. Taip. Toks. Tai turi toks dantis. Nu taip. Jie tik toks. Turi toks dantis. Taip. Ir pasako, kad jie kadangi valgo šitos prickly pear kaktusis, jie net ir vandens iš ten pakankamai gauna, kad nedehidratuotų. Klausykit, girdit kojotus? Jie turi tik valgyti ir neturi gerti. Ne, jie ir valgo ir geria, jo, jiems užtenka vandens, nes dykumoje sunku vandens rasti. Tas prickly pear kaktus yra tais augalai. Vat aš nežinau, kas yra prickly pear, man atrodo. Ar tuos auksinius morkus yra tie dalykai? Manau, kad ne. Aš manau, kad prickly pear tikriausiai
yra vat šitos opuncijos, vat šitos, bet aš pasidomėsiu. Bet jie vaisiai nėra spygliuoti? Vaisiai spygliuoti, bet reikia nulupti juos. Va, mes pagaliau radome kojotą. Sako, čia pasakoja mums va, šitas žmogus, kad kojotai labai gerai prisitaikė, nes jie valgo absoliučiai viską. Jie gali suvalgyti ir žolę, gali suvalgyti ir elnę, ir sumuštinį, ir kaktuso vaisių, ir bet ką. Labai mėgsta žiogus. Gal jūs valgyti kaktuso mėsą? Mėsa yra ne. Ką tik papasakojo irgi žmogus, kad visų praktiškai kaktusų vaisiai yra valgomi, o visi kaktusai yra nevalgomi, nes jie turi tam tikrą rūgštį, toksiną, kuri gali sugadinti inkstus labai. Ne, kidnis yra inkstai, jo. O vaisius tu gali valgyti tik tai? Jo, vaisius gali valgyti. Jo, nuimti spyglius ir valgyti, bet vat yra parduodami meksikiečių, ypač mačiau parduotuvėse labai daug dideli lapai, vat panašus į tokius didžiuliai lapai kaktusų, sako, kad juos galima nulupti ir nulupti spyglius, supjaustyti ir apkepinti. Kai jie pakeičia spalvą į ryškiai žalią, jie pasidaro valgomi, ta rūgštis suyra. Aš paragausiu. Sakė, kad paragauti geriausiai tinka su apkepintais kiaušiniais. Čia dar vienas kojotas. Šiaip kojotai iš arti, va, jie panašus šuniuką. Aš jos girdžiu kiekvieną naktį, kur mes bebūtume. Ar vidury dykumos, ar kempinge, ar va, dabar tokiam mes mieste esame, didžiuliam tokiam parodų centre. Visur jie bėgioja. Okay, so what page do you find that? What's this?